santykių. Linkėjimai iš čia ir iki. Sveiki! Šiandieną mano video yra apie prarastą pasitikėjimą žmonėmis po toksiško santykio ir kaip įveikti tą baimę vėl pasitikėti ir galbūt net vėl pamilti. Jeigu jūs buvote narcisistinėme emocinio smurto ar tiesiog nesveikame santykyje, po to, kai jam atėjo pabaiga, jūs galite turėti pasitikėjimo kitais žmonėmis problemų. O taip pat vengti naujų santykių ir tiesiog bijoti per naują pasitikėti, per naują pamilti. Tai yra savaime suprantami dalykai. Todėl, kad savo buvusiame santykyje patyrėte labai daug skausmo, apgaulės, melo, išdavystės, santykyje nebuvo pasitikėjimo, tarpusavio supratimo, nors tarp kitko pažinties pradžioje viskas klostėsi lyg ir puikiai. Jūsų pasitikėjimas toksiškame santykyje buvo sugriautas tūkstančius kartų, todėl po išsiskyrimo su partneriu jūs galite galvoti, kad ko gero dauguma vyrų nėra verti pasitikėjimo. Pasitikėjimas tai yra tikėjimas, kad kitas žmogus yra sąžiningas ir patikimas, kad juo galite pasikliauti ir jausti saugi, būdama šalia jo. Bet jeigu to nejautėte prieš tai buvusiame santykyje, be abejo, jūs turite baimę, kad ir sekantis partneris nebus pasitikėjimo vertas žmogus. Trumpai noriu įvardinti požymius, kurie rodo, kad jums trūksta pasitikėjimų kitais žmonėmis po toksiško santykio, o antroje video dalyje noriu pakalbėti apie tai, kokius žingsnius jūs galėtumėte žengti, kad atstatyti pasitikėjimą vyrais ir apskritai žmonėmis ir kaip įveikti tą baimę pasitikėti. Jeigu neužsiprenumeruote mano kanalo Verta meilės, galite padaryti tai dabar, paspausdami subscribe ir padėdami mano kanalui augti. Taigi pakalbėkime pirmiausia apie tai, kokie požymiai rodo, kad jūs nepasitikite vyrais ir apskritai žmonėmis po toksiško santykio. Beveik visada galvojate blogiausia apie naujai sutiktą žmogų. Gal tas žmogus yra patikimas ir sąžiningas, tačiau jeigu jūs turite pasitikėjimo problemų, jūs visada kreipsite dėmesį į tam tikrus jo trūkumus, įtarinėsite, galvosite, kad jis toks geras tik tam, kad kažką iš jūsų gautų, kad jis apsimetinėja. Esate linkusi pastebėti trūkumus, silpnybės ar klaidas, o nesutelkti dėmesį į to žmogaus teigiamas savybės. Kitas požymis, kuris rodo, kad jūs nepasitikite vyrais ar apskritai žmonėmis, yra savęs sabotažas. Saviapgaulė. Pasitikėjimo problemos dažnai sukelia savęs sabotažą. Pavyzdžiui, galite pradėti naują pažintį su patikimu, emociškai sveiku vyru, kuris rodo jums dėmesį. Tačiau pajutusi, kad jūs jaučiate jam trauką ir susižavėjimą, galite inicijuoti pažinties ar santykio pabaigą, nes galvojate, kad geriau jau dabar viską nutraukti, negu vėliau santykyje nusivilti. Atleidimo stoka. Kai turite pasitikėjimo kitais problemą, yra labai sunku, o gal net neįmanoma tęsti santykį po to, kai pasitikėjimas buvo vėl išduotas, nes jūs daugiau nenorite atleisti tam kitam žmogui, nenorite duoti naujo šanso, nes savo nesveikame santykyje dėl to buvote daugybę kartų nukentėjusi. Šis nesugebėjimas atleisti ir pamiršti gali turėti įtakos visam jūsų gyvenimui, jūsų bendravimui su aplinkiniais. Taip pat gali sukelti kaltės, gėdos ir pykčio jausmą. Kitas požymis, kuris rodo, kad jūs nepasitikite vyrais ir kitais žmonėmis, tai yra atsiribojimas. Daugelio atvejų nepasitikėjimas kitais gali paskatinti jūs pastatyti sieną tarp savęs ir kitų žmonių ir jūs galite imti visiškai vengti santykių, pažinčių, nes bijote išdavystės ir nusivylimo. Nepasitikėjimas kitais, baimė ir vėl būti įskaudintai jums trukdys užmegzti sveikus santykius, stabilius santykius. Dėl to galite pradėti jaustis izoliuota, vieniša, nesuprasta. Noriu pakalbėti apie tai, kokius žingsnelius galėtumėte žengti link to, kad atstatyti pasitikėjimą vyrais, kitais žmonėmis ir įveiktumėte baimę per naują pasitikėti ar žengti į naują santykį. Taigi tai, kad po išsiskyrimo ar skyrybų jums nesinori užmegzti naujų pažinčių, nesinori žiūrėti į kitus vyrus, nėra tragedija.
Nes tai jums duoda laiko atrasti save per naują, pilnai sugyti, išmokti mylėti save. Ir jeigu iškart iššoksite į kitą santykį, labai tikėtina, kad ir vėl nukentėsite. Kita vertus, jeigu nenoras žiūrėti į kitus vyrus, nepasitikėjimas jais, nenoras bendrauti, atsiribojimas, izoliacija pasilieka ilgą laiką, tai nėra sveika ir tai uždaria duris naujam sveikam santykiui ir tai sustabdo jūs nuo to, kad jūs galėtumėte pasitikėti žmonėmis ir drąsiai įžengtumėte į naują ir sveiką santykį. Taigi, kaip atstatyti pasitikėjimą kitais žmonėmis? Pirma, išskirkite laiko savo ir savo širdies sugijimui. Kaip jau minėjau, jeigu iš karto po nutrūkusio santykio staiga stačia galva nersite į kitą, vis dar patirdama emocinį skausmą iš ankstesnio santykio, labai tikėtina, kad naujasis santykis nebus sėkmingas. Skirdama laiko savo, sutelkdama dėmesį į save, į savo vidinio branduolio sustiprinimą, savivertės atstatymą, galite pasiruošti sveikam santykiui ir sumažinti baimės jausmą ir vėl būti įskaudinta ir palengva žengti link pasitikėjimo kitais žmonėmis. Antra, mokykitės iš patirties. Paklauskite savęs, kokias pamokas išmokau iš savo patirties, būdama toksiškame narcisistinėme santykyje. Ar buvo įspėjamųjų ženklų, raudonų vėliavų santykyje, į kurias aš nekreipiau dėmesio? Ar aš leidau partneriui paminti mano vertę? Ką darysiu kitame, naujame santykyje? Kad ir kokias pamokas išmokote iš praeito skausmingo santykio, naudokite jas tam, kad nustatytumėte teisingą tolimesnių santykių kryptį. Jūsų patirtis gali padėti suprasti, kaip svarbu yra santykyje pasitikėti savimi, nubrėžti aiškias ribas, sveikai komunikuoti, nesileisti būti žeminamai ir neleisti partneriui apvogti jūs nuo jūsų svajonių, jūsų vertybių ir tikrojo gyvenimo pašaukimo. Trečia, pakeiskite savo mąstymą. Kadangi jūs įskaudino mylimas žmogus, jūs praradote pasitikėjimą kitais. Kai prisiminate savo buvusį santykį, jums iškyla skaudus prisiminimai ir galvoje sukasi daugybė negatyvių, neigiamų minčių. Dėl to jums gali išsivystyti pasimatymų baimė, nenoras būti tarpe vyrų, noras save izoliuoti. Yra reikalinga išmokti kreipti dėmesį į savo mintis, jas analizuoti ir atmesti tas, kurios jums nepasitarnauja, kurios yra negatyvios, pesimistiškos, nenaudingos, nes kitaip jūs niekada nebūsite atvira patirti kažką naujo ir kitokio savo gyvenime. Tai, kaip jaučiatės pagalvojus apie savo praeitį, gali turėti įtakos jūsų požiūrį į ateitį. Stenkitės negalvoti, kad jūsų skaudi praeitis pasikartos su nauju partneriu. Mąstymo pakeitimas gali padėti nesinešti ankstesnių santykių bagažo į naujus santykius. Tada galite suteikti galimybę naujiems žmonėms, negalvojant, kad jie taip pat jūs kažkaip tai išduos ar įskaudins. Jūsų ankstesni santykiai greičiausiai skirsis nuo naujųjų. Juk ne visi vyrai yra tokie patys, kaip jūsų buvęs partneris. Kai turite pasitikėjimo problemų, pakeisti savo mąstymą gali būti didžiulis iššūkis. Tačiau tai yra įmanoma ir tai yra raktas į sėkmę, atstatant pasitikėjimą ir įveikiant baimę, pasitikėti žmonėmis ir pamilti per naują. Ketvirta, pripažinkite, kad sugriautas pasitikėjimas yra universalus dalykas. Jeigu jūs mąstysite, kad tik jūs esate ta vienintelė moteris, kuri patyrėte didelę neteisybę ir skausmą santykyje, jums bus sunku atstatyti pasitikėjimą kitais. Bet jeigu jūs pripažinsite savo, kad jūs nesate vienintelė moteris, kuri tai patyrė ir kad daug žmonių buvo įskaudinti, nusivylę, atstumti bei patyrė kančią santykiuose, tai jūs savotiškai paguos ir suteiks vilties, kad jeigu ta ar kita moteris galėjo sugyti po toksiško santykio ir sugebėjo išgyti, atstatyti pasitikėjimą žmonėmis ir vėl pamilti, vadinasi, ir jūs tai galėsite pasiekti. Penkta, iš anksto susitaikykite su tuo, kad garantijų pasitikėjimui santykiuose nėra. Jūs galite tikėtis, kad žmogus santykiuose bus mylintis, ištikimas, patikimas ir nesulaužys jūsų pasitikėjimų, bet garantijų tam nėra. Garantijos yra pateikiamos kompiuteriams, dulkių siurbliams, indaplovėms ir kitiems reikmenims, bet ne žmonėms. Žmonės yra per daug sudėtingi. Pasitikėti kitu žmogumi taip yra rizikinga,
Bet mes priimame tą sprendimą ir toliau laikas parodo, ar tas žmogus yra patikimas ir pasitikėjimo vertas ar ne. Toliau mes nusprendžiame, ką su tuo daryti. Tačiau susitaikymas su tuo, kad pasitikėjimo garantijų nėra, gali padaryti mūsų gyvenimą šiek tiek lengvesnį. Taip, jūsų pasitikėjimas buvo sugriautas toksiškame santykyje. Ir yra sunku toliau žengti šiame gyvenime pasitikint žmonėmis, bet vis tik tai yra reikalinga. Ir mes turime priimti tą sprendimą. Tiesiog žengti tikėjimo žingsnį pasitikėjimo kitais žmonėmis kelionėje. 6. Kad atstatyti pasitikėjimą žmonėmis yra reikalinga dirbti su savimi, savo vidinėmis nuoskaudomis, patirtomis traumomis. Mes turime pereiti nuo bandymo išvengti įskaudinimų prie supratimo, kad santykyje dėja pat pasitaikys visko. Tai padės mums jausti stipresnėmis, labiau pasitikėti ir šiek tiek mažiau bijoti atverti savo širdies duris kitam žmogui. Yra reikalinga išmokti apsivalyti nuo praeities nuoskaudų, skaudžių patyrimų, traumų ir suprasti, kad taip, tai buvo jūsų gyvenimo patirtys, kurių niekas iš jūsų netims. Tai yra jūsų dalis. Tačiau visą tai, ką patyrėte, gali jūs arba tik dar labiau palaužti, arba sustiprinti ir suteikti jums motyvaciją drąsiai žengti pirmyn, nesidairant taip dažnai atgalios. Taip, kartais nuo karto jūs lyg ir žvilgtelėsite į savo praeitį, tuos skaudžius prisiminimus ir patyrimus, bet tai daugiau neformuos jūsų kaip asmenybės. Ir nebus trukdis kelyje į sėkmę, į laimę, į pasitikėjimą žmonėmis bei galimybę pamilti per naują. Į praeitį mes galime žvilgtelėti taip kaip į galinį veidrodėlį automobilyje, bet mūsų žvilgsnis prie to nėra prikaustytas. Mes žiūrime per priekinį stiklą, kur mums toliau gyvenime važiuoti. 7. Atleiskite ar paleiskite savo buvusį partnerį ir neleiskite, kad patirtas praeities skausmas laikytų jūs įkalintą ir neleistų žengti pirmyn į naujus santykius. Atleisti gali būti sunku, tačiau tai gali padėti jums judėti toliau ir atsikratyti pačių įvairiausių skaudulių, kurie ilgainiui jūs stabdo. Gali būti sunku atleisti žmogui, kuris tiesiog sukėlė jums tiek daug skausmo, bet galite pradėti nuo atleidimo savo. Savęs kaltinimas ir galvojimas, kad jūs turėjote anksčiau pastebėti partnerio toksiškumą ir atsitraukti iš santykių, jums nepadės. Jūs nesate atsakinga už savo partnerio veiksmus. Labai tikėtina, kad jeigu jūs neatleisite savo ir buvusiam partneriui, į naujus santykius įžengsite su dideliu praeities bagažu, su daug pykčio ir nepasitikėjimu. Taigi yra būtina dirbti ties atleidimu. Rekomenduoju jums pažiūrėti mano ankstesnę video paskaitą apie atleidimą. 8. Pasitikėkite savimi, o taip pat būkite pasitikėjimo verta moteris. Išmokti pasitikėti savimi gali būti svarbiau, negu jūs galvojate. Toksiškame santykyje emociškai smurtaujantis partneris dažnai jūs kvailino, žemino, įkalė jums į galvą, kad jūs nesugebate padaryti nieko teisingai. Todėl yra labai svarbu savo pripažinti ir tikėti, kad jūs galite priimti protingus sprendimus, teisingus pasirinkimus. Galbūt jūs jaučiate kaltės jausmą dėl to, kad taip viskas susiklostė santykiuose. Arba galbūt jūs turite pačias įvairiausias baimės, kad nesugebėsite pastebėti raudonų vėliavų naujuose santykiuose, kad vėl galimai nukentėsite. Tačiau turite išmokti per naują pasitikėti savimi ir savo priimamais sprendimais. O taip pat jūs turite išmokti būti pasitikėjimo verta moterimi. Ir 9, kas galėtų padėti jums atstatyti pasitikėjimą kitais žmonėmis, yra tai, kad jūs galėtumėte tiesiog užduoti savo šiuos klausimus prieš tai, kai imsite pasitikėti kitu vyru ar tiesiog kitu žmogumi. Tokie klausimai jums galėtų padėti patikrinti, ar tas žmogus yra tiesiog vertas pasitikėjimo. Todėl pabandykite atsakyti į šiuos klausimus. Ar šis asmuo yra patikimas? Permąstykite savo praeitus susitikimus su juo ir tai, ar jis įvykdė įsipareigojimus ar buvo punktualus. Ar šis asmuo yra nuspėjamas?
remdamiesi ankstesnė patirtimi, bandykite įvertinti, ar šis žmogus yra spontaniškas, karštakošiškas ir sunkiai nuspėjamas, ar jis mėgsta planuoti, apsvarstyti, pasitarti ir jūs išklausyti. Kitas klausimas, ar šis asmuo elgiasi nuosekliai? Vėlgi bandykite pažvelgti į bendrai praleistą laiką su šiuo asmeniu ir įvertinkite, ar jis elgiasi gana nuosekliai, ar yra labai nepastovus žmogus. Kitas klausimas, ar šis asmuo yra sąžiningas ir nemeluoja, nekuria istorijų, kalba tiesą, ar žmogus bendrauja aiškiai, remdamasi tuo, kas buvo su jumis pasidalinta. Nuspręskite, ar jis komunikuoja aiškiai ir nevengia bendravimo su jumis. Ar jaučiate, kad jūsų bendravime nėra aiškumo, jis pastoviai kažką nuo jūsų slepia? Taip pat paklauskite savęs, kaip gerai pažįstate šį žmogų, kiek žinote apie jį, apie jo šeimą, apie jo darbą, apie jo pomėgius. Ir paklauskite savęs, ar šis asmuo turi tvirtą stuburą, ar jisai nebus toksai, kur vėjas papučia, ten jisai eina. Ar jis bus pasiryžęs jūs visą laiką palaikyti ir stiprinti, nežiūrint to, kokią nuomonę turi kiti žmonės, tarkim, apie jūs. Tikiuosi, ši mano video paskaita padėjo jums suprasti, ar turite pasitikėjimo kitais problemų po toksiško santykio ir davė jums tam tikrų idėjų, kaip atstatyti pasitikėjimą kitais žmonėmis, vyrais ir kaip nebijoti žengti pirmyn po skaudaus santykio ir neprarasti vilties, kad šiame pasaulyje yra pasitikėjimo ir jūsų meilės vertų žmonių. Drąsiai ženkite pirmyn, atstatykite tai, kas buvo sugriauta santykyje, susigrąžinkite tai, kas buvo iš jūsų pavogta, ir tai yra jūsų savivertė, pasitikėjimas savimi ir kitais žmonėmis, meilė, ramybė, viltis ir džiaugsmas. Jeigu norėtumėte dirbti su manimi santykių ir saviugdos srityje, susisiekite su manimi rašydamos man į mano Instagram paskyrą, mano elektroninį paštą, arba galite palikti man žinutę mano internetinėje svetainėje. Jeigu dar neužsiprenumeravote mano kanalų Verta meilės, prašau padarykite tai dabar, paspausdami subscribe ir pateikite mano kanalui augti. Sėkmės jūsų asmeninio augimo ir tobulėjimo bei pasitikėjimo kitais atstatymo kelionėje. Iki pasimatymų kitą kartą ir sudie.